Sveiki visi, savi darbai kaip visada vėliau, tai turėtų Fordas būti garaže, bet ne Fordas garaže, o Volvo garaže. Tai čia ta Volvikė, kur valgo ant 10 000 km liktai 5 litrus alyvos. Tai įsiėmėm katalizatorių, nes pastebėjau, kad pakankamai dažnai regeneracijos prašo ir darosi. Ir meta klaidą DPF filtro skydelį, vos ne kas antrą parą, gal kažkas tokio, tai nežinau. Daug nepavažiuoja ir rašo, kad DPF filtras susikimšęs. Tai jisai nieko nesimato. Daviklis irgi nemažai sodžių turėjo, tai pavaliau. Planas yra toks, kad vežti tą sodžių filtrą praplauti. Tai nepigi pramoga, apie 120 eurų lyg tai Klaipėda kainuoja. O ką aš dabar dar pabandysiu padaryti, užvesti ją ir pažiūrėti, kaip dirba. Mačiau, lyg tai turbina alyvas nemeta, tai ne turbina greičiausiai tą alyvą degina. Ar galėjo DPF filtras visą tą įtakos daryti, kad sudegino tiek daug alyvos? Ar turėjo įtakos 0W20 alyva, kad jos tiek susidegina? Ar turi įtakos? Čia viršui kaupėsi alyva ir bėga pro apačią. Tai tiksliai nežinau. Tai bandysim gal pradžiai susitvarkyti DPF filtrą ir galvoju, ar nebus tokia situacija, kad sutvarkysim DPF filtrą, išplausim kažkiek tūkstančių pravažios kilometrų ir vėl užsikimš, nes nebus sutvarkytas alyvos dingimas, kuris sudega per katalizatorių, greičiausiai į tą pusę išmetimą. Tai, nežinau, siūlau dabar įsiplauti katalizatorių, o ar variklį ardyti, žiūrėti toliau, nežinau. Pasiūlymas dar tirštesnę alyvą įsipilti, tai 5W30, nes mašina nenauja, jau, nesvarbu, kad 15 metai. Tai gerai, einam kurti. DPF filtras yra įdėtas į vidų, jau išplautas viską. Dar prieš plovimą užvedinėjau turbiną ir šaltą motorą ir akivaizdžiai matosi, kad turbinui atsiranda alyvos viduj. Tai čia greičiausiai dėl to, kad vožtuvų reikėtų gumeles keisti, nes sandarios tikriausiai įbėga į cilindrą ir pradžiai pramuša tiesiog į išmetimą. Tai truputį padirba, išdega, bet gazą paspaudus vis tiek melsvo dūmo met. Bet nebuvo katulio visi duomenys prijungti, tai galėdavo būti, kad kuro daugiau tiesiog paduodavo į cilindrą, nes DPF filtro lambda zondai buvo atjungti. Tai dabar dėsiu atgal glušaką ir yra naujos 2 tarpinės. Tai kadangi čia yra tokių įsikorėjusių biški, nes nenaujas vamzdis vis dėlto, turi tų duobučių nuo senatvės, tai ant tarpinėlės dar užsitepsiu glušako sandariklio. Tai užsitepsim ir dėsim, kad didesnė tikimybė būtų, kad garso neliks. Tai DPF filtras nėra išmuštas, jisai vietoj savo, tai dabar eisim uždėti glušaką iki galo. Volvo jau šiandieną paleidžiu, liko jai dar pakeisti plastikinį dangtelį, nes tenais alyva kaupėsi ir prie prūkštukų ten kaupėsi nemažai ir, tiesąkant, nubėga į apačią per šoną. Tai važinėjasi su 3 litrais, dabar 5 litrai pas ją alyvos. Tai gal nieko blogo neprisidarė, ar toliau kimšis DPF filtras, dėl to tikrai nežinau. Pastebėta yra tai, kad pro vožtuvų gumelės tai tikrai greičiausiai praleidžia alyvą, nes šaltą variklį, kai užkuri, kažkiek išmeta į turbiną. Tai turėtų nuo vožtuvų gumelių būti. Bet jeigu dar žiedai blogi, tai tikrai nemanau, kad verta vožtuvų gumelės keisti.
tiesiog važiuot kol kas taip ir tiek. Tikrai ne vožtuvų gumelės tiek alyvos sudegina. Manau, kad dar sugrįšiu prie jos, atvažiuos, nes jeigu motorą tvarkyti, tai teks pinigėlių pasitaupyti tikrai. Darbo daug ir laiko daug. Golfas sugrįžo pas mane atgal, pažiūrėsim to, kas ten duryse. Dabar nusimsim šitą ir pažiūrėsim, kodėl šį čia neatsidaro langas. Aš truputį klydau čia dėl pagalio situacijos. Tiesą sakant, ne pagalys čionais yra, o tiesiog, galiu pasakyti, žmogui pasisekė, kuriam taip atsitiko. Nes nutrūko troselis tuo atveju, kai buvo langas uždarytas. Nes jeigu būtų atidarytas, būtų šakės, nieko. Na, aišku, čia galima irgi pagalį kažkokį dėti, fiksatorių, dar kažką, tai kad laikytųsi. Tai va, čia nusiema šitą skardą, toj pusė irgi taip pat, man rodos, nusiema, kiek mačiau. O galvoju, viskas per vidų darosi. Problema yra ta, kad su mechaniniu, būtent internete, šitų neradau. Ir čia nusiardžiau vien tam, kad įsiaiškinti, kas negerai. O ką jam padaryti, nelabai turiu minčių. Ar tiktų troselis nuo elektrinio būtent mechanizmo, nežinau. Kad greitai kažkur nusipirkti pagal šitą kodą, niekur nėra dabar. Turi duris Golfo surinktas, daug laiko praleista šiandieną ir nei ten kažkas pavyko, tai langas vis dar neveikia, nes nepavyko gauti su mechaniniu įrengimu. Elektriniu valdymu, belekiek, o su mechaniniu nėra ir nelabai įsivaizduoju, kaip pritaikyti būtent iš automatinio į mechaninę, tai gal ir įmanoma. Deja, vairo klaidą nepavyko atrasti, bandžiau laidose ieškoti problemų, bet greičiausiai kažkokiam blokė bus klaida. Greičiausiai laidai kokie ten bus, arba pats blokas kažkas trumpina, man taip atrodo. Nieko daug nematėm, bet darbą turėjau. Atvažiavo pas mane Opel Insignia. Man rodos, šioje serijoje didžioji dalis mašinų grįžta pas mane. Tai šitas Opelis buvo, nežinau tiksliai, prieš kelis tūkstančius, ar 8, ar kiek, atvažiavęs pasikeisti pagrindinį diržą. Nerandu lipduko tiksliai, kurioje vietoje buvo priklijuotas, nes nėra jo. Atsimenu, lyg tai turėjo šiokią tokią problemą su apsukų šokinėjimu. Tai jaučiu, kad vos apsukas šokinėja. Ir girdžiu tokį dundesį, man nepatinka toks. Tai gal skarda kokia baladuojasi, pažiūrėsiu į apačią. Tikiuosi ne indeklai kokie ten baladuojasi, bet mes jos truputį pajudinsim, pažiūrėsim, nes jei keičiame, ką reikėtų keisti visiems Opeliam, tai žiedelį tokį nedidelį, nuotrauką įmesiu, čia alyvos siurblio gumelę. Tai čia būtent tie modeliai Opel turi tokį mini defektą, kad jum užkaltų variklis realiai. Tai nežinau, čia specialiai padaryta, nespecialiai, kad tiesiog po 200–300 tūkstančių jum sukietėtų tą gumelę ir nebesudarytų reikiamo alyvos spaudimo į motorą padavimo. Tai dabar nežinau, dar pabandysiu pažiūrėti, ar rodys kažkokius duomenis ar ne. Šiaip žmogus buvo keitęs prieš 5 ar 6 metus būtent tą detalę. Tai sako, atėjo laikas vėl pakeisti. Nu, tai ir keičiam. Kas kiek laiko keisti tiksliai, nežinau. Tai kuo dažniau pasikeisim, to geriau. Tai teks nuimti karterį, daug ardymosi bus, užtruksiu truputį. Tai to pačiu alyvo pasikeis, pakeisim alyvos aušinimo tarpinę, nes pro ten liktai buvau rodęs, kad leido, tepalavosi toj vietoj, kai pagrindinį diržą keičiau, tai ir dabar pakeisim. Dar nusiskanavau klaidas, tai žiūriu Mass Airflow MAF sensorio klaidą turi
Šiaip tai dėl to gali apsuko šokinėti, bet ar jisai buvo atjunginėtas, ar kodėl, kas, kaip, neaišku, bet jis įtakos gali turėti. Šiaip nežymiai jaučiasi, nelabai eina žiūrėti, bet tikrai toks yra minimalus apsukos netolygumas. Tai toks variantas būtų pabandyti nuo kitos mašinos, kuris tokių problemų neturi, susimainyti ir pabandyti pavažinėti. O jeigu viskas ten problema, tai tiesiog ją pasikeisti. Aš jau po Opeliu ir pradžiai ką mes pasidarom, atsijungiam šį čia, Glušaką. Visi trys varžtai nenulūžo, tai dabar reikia eiti tenais, pasileisti, gal biškai čiut laisvinsiu traversą ir kad nusileistų šį čia tas Glušakas, nes jisai čia trukdys nuimti karterį. Jo, trukdys, nes nėra kaip pastumti čia jau stipriai. Paskiau dar po porą šitų varžtų atsilaisvinsim. Ir nežinau, ten yra čia kažkoks slaptas varžtas, porą ten giliai įlindę, ar čia kažkur tai. Žiūrėsim. Ieškosim, kur čia slaptų varžtų kokių yra. Tai to pačiu indeklu švaistiklinis kaklus patikrinsiu, ar kliba ne. Taigi čia visai pusę šio išsitraukti atrodo gal ir nereikia. Čia šitą persimečiau čia, įmanoma. Tai truputį trukdo būtent šitą fiškę juodą, kurinais čia yra. Tai dar eisim prie šito alyvos aušintuvo. Galvojau pradžiai, gal iš karto reikėtų alyvos aušintuvą nusiimti, bet gal patikrinkime, ar viskas čia gerai. Ir šitie slapti varžtai, va čia kur tokie yra, per čia įsikiša ir matosi čia. Tai jie mažesnį diametrą negu šitie išoriai ir ten du tokie irgi, jie mažesni yra tie varžteliai. Tai jeigu kam prireiks, čia galima sakyti be reikalo atsukti tie du varžteliai. Tai tiesiog nuo čia atsisuksim ir bandysim imti, man rodos, kažkaip tai būtent tą padoną. Tai planas į priekį, kad nepamiršti, iš karto atsijungsiu čia minusą, nes toks dalykas apačioje yra. Čia matosi starteris, pliusas labai atviras ir prie generatoriaus ten irgi pliusas, matau, atviras yra, o man reikia šitą kilno daiktą. Tai reikia iš karto apsisaugoti, atsijungti srovę, kad nebūtų kibirkščių jokių. Ir dar čia neparodžiau, čia vienas varžtas buvo ir kitas varžtas čia buvo karteriui. Tai išsisukau jau, tai atsijungia minusą, bandom šitą nusimti. Šitą kažkaip biškį taip pritvirtinsim, kad nesimaišytų. Gal ant hamuto kaip ir šitą va. Ir dar čia atrodo tokie įtrakinėjimai, tai gali būti greitų metų reikės keisti gofrą. Arba tiesiog pavyrinti. Dabar numiau karterį ir žiūriu, kad nukritęs jisai iš savo vietos. Tai dabar galvoju, ar tikrai taip čia turėtų būti. Ir galvoju, ar tikrai tą pusę įdėtus. Ai, gerai, tas tenais buvo, ta guma į tą pusę buvo. Jo, tenais mačiau, kad raudono to buvo viršui, bet čia žiūriu ir dar silikonų tept. Tai kad tepta silikonu, tai aš nežinau, čia nepatinka man tas variantas. Neturėjo būti tepti, ar čia katalė geriau, bet taip neturėjo būti. Tai ar turėjo kokios blogos įtakos ar ne šitas silikonas šiandien, nežinau, bet viską nuvalyti reikia ir dėti kaip priklauso. Tiesiog taip ir viskas. Čia dar tepalo paėmime radau biškį silikono pakritusio. Vieną kitą metalo drožlikę, tai va vieną dar ant piršto turiu pasikabinęs, kurį karteryje radau. Tai baisiai netrodo, taip niekas silikonų netepa prie tepalo, prie alyvos paėmimo,
Tai realiai tiek gali įsiurbti ir į alyvos siurblį, būti ne kažką tai. Ir radau dar netgi čia įstrigusi alyvo tą silikono gabaliuką, radau hermetiko, tai yra čia buvo įstrigęs. Tai čia va šitas gabaliukas. Nedaug, bet šitą tepalo paėmėję, realiai aš neturėjau karterį rasti, jisai turėjo būti viduj įsidėjęs į mautą. Sakė, jisai pakankamai tampriai dedasi, kartais pakalti gal netgi reikia, per kurią vietą nežinau, dabar tiksliai žiūriu, kad nesugadinti, tai per gumą negalima kalt greičiausiai. Tai yra specialus, taigi raudoname, paskiau parodysiu, su kuriuo uždėsiu į jį, jeigu motorą nereikės išardyti. Tai dėl šiokių tokių niuansų, kuriuos užmačiau, tai eisim pasižiūrėti vieną porą gal kakliukų ar indeklai geri. Tai jeigu bus prastas švaistiklinis indeklas, tada ir pagrindinį reikės indeklą pasimti, pasižiūrėti. Nes man rytinis toks garsas nepatiko. Tai nežinau, gal dar pavyko man tą garsą išgauti iš salono, bet iš variklio pusės nesigirdėjo, kai prie motoro buvau. Tai nežinau, iš kur tas garsas, ar būtent iš apačios ar ne. Faktas, kad remontuotas buvo motoras, man taip atrodo, nes nebent tie meistreliai, kas keitė irgi būtent tą alyvos tą tarpinėlę tarp siurblio, ir tą būtina jį keisti, nes negausit alyvos spaudimo ir užkals tiesiog velinas, negaus tepimo. Ir tenais yra toks įmušimas, tai gal kažkas tai kakliuką ėmė tikrinti ar ką, ten toks palenkimas prie siurblio. Dar karteryje ką tik atradau toks metalo gabaliukas, nelabai gerai. Tai būtų nuodėmė, jeigu dabar pas mane mašina ir aš nepatikrinčiau indeklo, sudėčiau atgal ir važiuotų toliau. Klausimas, ar nebuvo, tikiuosi nebuvo, jisai iškritęs ir nevažiavo žmogus ten, nežinau, kiek ten 20-30 tūkstančių, jeigu nedaugiau. Yra reikaliukų su Opeliu, galima sakyti, laiku atvažiavo. Indeklai jau buvo vieną kartą keisti, nes realiai tenais neoriginalus. Pradžioj galvojau, kad originalas, bet paaiškėjo, kad ne, nes matosi netgi nuotraukoje vienoje tenais, kad padilė. Galvojau, kad nuėdė, bet paaiškino, kad ten tiesiog spyną nudilino, kad tiktų būtent uždėti indeklą. Tai visi švaistikliniai indeklai, visi prastos būklės, visi 4, man rodos, iki 1 matosi. O pagrindiniai indeklai, tokie kaip reikėtų keisti realiai sąžiningai, bet savininkas nusprendė, kad neverta investuoti į mašiną pinigų, tai tiesiog įdėsim kitus indeklus, taisyklingai uždėsim gumelę. Iš dalies klausiau, kas keitė tą būtent alyvos siurblio tarpinėlę, ribokšlį. Sako, lyg tai prie tam savininkui keitė Opelis servisas, bet labai sunkiai patikėti, nes švaistikliniai indeklai neoriginalus įdėti ir manau kažkas jau darė. Ir kodėl atradau šį karteryje nukritusi, tai labai sunkiai suprantama. Taip neturėjo būti, jisai turėjo būti tvirtai įkištas, jis negalėjo iškristi, bet yra taip, kaip yra. Tai gal nebegirdėsiu garso, kai susirinks mašina, dėl indeklų pagerėjusių bus matyti ir geresnio alyvos spaudimo. Tai jau važiuos, manau, gal ir nuvažiuos likusi visą gyvenimą. Tai tiek, kad dabar turiu daugiau terlionės, daugiau darbo, būčiau pakeitęs, įdėjęs silikoną, uždėjęs ir viso gero. Dabar visko laukti ir indeklo laukti ir šiaip. Pats pasisiūliau patikrinti indeklus. Nebūčiau siūlęs, būčiau surinkęs, būčiau vėl blogai padaręs. Tiek darbo padaryta, karteris nuimtas, ten porą varžtų atsuk, kad pažiūrėt. Atsuki, pažiūri ir duodi blogų naujienų. Tai aišku, be abejo, būtų geras žinias, tai viskas tvarkoj.
tada sakytum, bereikalą atsakau. Gerai, einam kažką daryti. Truputį jaučiuosi įsigėręs saldumu, tai antifrizu. Tai sunkiai, bet nuimtas aušintuvas. Štai čia. Daug silikono vėl privaryta, tai silikonas greičiausiai nepagelbėjo. Pataupė pinigėlius, kas remontavo, tai patepė silikoną, kad sustabdytų alyvos pratekėjimą. Tai nepadėjo. Tai žmogui turim naują tarpinių komplektą, tai dabar šitą dalį pasikeisiu, o jau padėjęs tą detalę užveršiu, palieku visus darbus kitam kartui. Mašina pasiliks truputį ilgiau pastovėti, nes buvau prisižadėjęs kitą mašiną priimti, o šitos nesuspėjau, plius indėklai prisidėjo. Ir nelengvas darbas iš tikrųjų pakeisti tarpinės aušintuvui, tai žiūrėsim, priimčiau, bet tai va, tiesiog sustabdom alyvos pratekėjimą, pats prisišnekėjau, kai diržą keičiau, parodžiau, kad varva, matot, tai dabar sako, to pačiu sako, nu čia to pačiu gavosi, kad reikalų. Gerai, dedam naują trapinėlę. Pabūkit tyliai, gerai, nesimuškit. Tai šita tarpinėlė yra visiškai tokia sukietėjus, nes jinai, man įmant jinai nutrūko, nuplyšo. Tai čia užsidėjom ir čia, ir greičiausiai per čia ir leido. Kita tokia irgi pakankamai kieta jinai, bet jinai dar, jau materialas yra kietas, realiai nebeturi savo to lankstumo. Dar iš pažiūros galvotum, kad viskas gerai, va, šitą irgi tokia pusė velnio, bet jau atgyveno. Tai pratekėjimo nebebus, viskas tvarkoj. Tai palieku taip jau šiandienai, pratęsiu kitam kadrui tikriausiai. Šlieto darbus dirbu, tai pagrindiniai velino indeklai neįtin kažką atrodo, bet žiūrėsim kiek važiuoja. Šiaip kelintas ketvirtas švaistiklinio indeklas, toks biški turi juodą tašką, nelabai patinka, bet surinkinėsim, nieko rimčiau nedarysim, tikrai neardysim viso motorą, nes, sako, neapsimoka, jau ne pirmą kartą sakau. Tai va, realiai šį kartą viršutiniai bus tokie juodi, o čia buvo pas šitą sudėti paprasti. Ir buvo, kaip sakant, vadinamas, nežinau, ar negavo, ar kamereplės tinkamų indeklų. Tai čia yra tokios spynelės, jas nudilino, kad čia va būtent nėra tų spynelių, va, tų tokių dabučių. Tai jeigu yra spynelės, tiesiog įsistato, jisai įsifiksuoja geriau. Beje, šį kartą gavau Kölberschmidtus, bet šį kartą geros kokybės. Tai be jokių pirštų antspaudų, nieko, viskas tvarkingai. Tai surinkinėjom ir norėčiau šiandieną, kad atvažiuotų pasiimti tą mašiną. Viršutiniai indeklai daug blogiau atrodo, tai čia viršutiniai tie tamsus, o apatinių kakliukų tie geresni. Pagrindiniai švaistikliniai indeklai, nežinau kaip tenais bus, keisti reikėjo, bet tebūnie, žiūrėsim. Tikiuosi pasakys, kiek ilgai važiuos, 5 metai, 10 metų. Optimistų būti nėra blogai, bet vis tiek. Ir dabar grįžtu prie tų dalykų. Žmogus galvoja, kad yra keistas būtent tas alyvos spaudimo ta tarpinėlė. Nė velnio, jinai nebuvo keista. Tai čia matote, gal jinai nuotrauka geriau matosi, tai ta raudona yra sena su hermetiku patepta. Tai viršui hermetikas tiesiog čia toj vietoj, o čia naujas. Tai ir jinai dabar aišku susiplojus senoji, tai be abejo ir šita turėtų susiplot, kai susisuks, prisiverš karteris. Tai dabar nežinau. Pabandyti įdėti ją ir pažiūrėti, kris nekris jinai senąją. Tai pabandysiu įdėti senąją, pažaisim biški ir žiūrėsiu, ar laikosi jinai, ar laikėsi iš vis. Kokia ta situacija buvo ir
Tai gal galima ir be jų važiuoti, kam jiems keisti. Įdėjau čia. Įdėjau, kur priklauso, čia sena, pakankamai atrodo padoriai laikosi. Ai, nu va, su pirštu ištraukiau, nežinau, ar taip turėtų įsitraukti su pirštu, bet labai lengvai, taip paprastai ir įdėjau. Ir ką dar, opa, nesunkiai traukėsi jo. Tai gal viskas gerai buvo, gal jisai laikėsi, tiesiog kai karterį numinėjau, tiesiog biškį taukšt užkliuvo, timtelėjosi ir nusistūmė, to labiau, kad silikono buvogi tenais primarmaliota. Tai dabar kaip apiploviau, tai matosi žiedukas senasis visas aplinkui pilkas yra, o naujas tik tai pusė. Daugiau gal negu pusė, kažkodėl, nežinau. Tai gerai, imam pagalbinę priemonę šitą ir bandysim įdėti naują. Pažiūrėsim, parodysiu. Matysit, kaip dedasi. Sunkiai, nesunkiai, tiesiog kamera drebės. Tai, tiesą sakant, nesunkiai įsidėjo. Bet, nu ir taip pat lengvai išsiema kažkodėl tai. Nu nežinau, kodėl čia viskas taip vyksta. Tai, manau, bus viskas gerai. Pasibandžiau karterį, nesideda taip paprastai. Greičiausiai dėl to nusimušė šitą detalę nuiminėjant, tikrai. Jinai nebuvo nukritusi, čia nuimant. Tai pasileisiu traversą, nes nenoriu rizikuoti dedant, kad numušti. Čia daug krapštytis reikia, kad normaliai pavyktų uždėti. Tai nežinau. Gal yra kažkokia technika, kad būtų galima jį uždėti, bet trukdoma čia praeit. Tai traversą tiesiog tą pusę pasileisiu. Ir viskas. Taigi, prasitestavau jau, viskas telpa, su traversu nuleista. Čia esu alyvas biškį įsivaręs, dar biškį įsipilsiu. Ten irgi jos yra, kad alyvos siurblis lengviau pasimtų alyvos. Taip, čia nuimsiu aškoduriuką ir teptelisiu čia irgi, nes laša varva būtent pro čia. Tai viskas normaliai, su traversu paleistų, eina gražiai įsikišti, svarbiausiai nenumušti šito. Tai viskas turėtų būti gerai. Ir reikia truputį greičio, nereikia per daug žiopsuoti. Tai pradedam tada dėti. Taigi nusprendžiau nelaukti ryto, atjungiau purkštukus, biškį, kad alyva prasivaikščiotų. Ir jeigu kas susiema tom ir įdomu, kas geriau, ar ant starterio pasukinėti, ar užvesti ir nieko nedaryti, kai variklis po remonto. Nes kur alyva keičia, esu pastebėjęs, kad alyva iš filtro viską išbėga ir tiesiog užvedi ir ramiai dirba motoras. Mes kol kas darom su starteriu, bet esu pastebėjęs dalyką, kad kai su starteriu suki mašinai, su starteriu suki variklį, išmeta spaudimo lemputį. Bet užtat vis tiek spaudimas reiškia yra. Padarom, kad kurtus. Prie kurtis. Palieku iki ryto, rytoj atvažiuosim. Užsikursim, pasižiūrėsim, pašildysim ir pažiūrėsim, alyva neprateka, nieko, ar viskas gerai. Tai rytoj galutinis testas, su savininku jau iš karto atvažiuosim ir pulsiu prie kito darbelio. Jau temsta ir reikėtų dar pagalbo žmogui, tai nežinau, čia, koks skirtumas, balą didelę turi, tai soliarka bėga kažkurioje vietoje, irgi Opelis. Tai nežinau, sekantį ir pamatysim mano Opelį,
kur bėga kuras ir suportas užklynės. Buvau siūlęs pasikeisti anksčiau, bet diskus buvau siūlęs pasikeisti, o ne suportą. Tai sakau, ateis laikas, atėjo laikas, tai matysim. Tai, nežinau, apie stabdį daug nerodysim, tiesiog žiūrim, iš kur ta bala bėga. Tai žmogus važiuoja nuo stakados, biškį pareguliuosim. Tiesiai. Gerai. Biškį tą pusę vairą. Gerai, tiesiai. Kaip gražiai. Tai išleidom Opelio savininką, tikėkime ilgai ir laimingai važiuos. Tai dabar į garažą dar porą modeliukų, šiaip pilną kiemą prisivaręs. Dabar aišku garažas tuščias, bet... O. Ir daugiau tikriausiai darbų nebeturiu. Realiai čia visas kieme, kurios mašinas yra, tai su visom reikia padirbėti. Galaxis į technikinę turi nuvažiuoti, Citrui reikia granatą, pusę šio granatą jo pakeisti išorinę ir gal kažką daugiau, nes kažkokių garsų turi nefainų, arba reikia nuvežti, sumokėti pinigus, kad prakratytų. Nu ką, pradėsim. Tada Opelį įsivarom, ten saliarka laša. Tai su Opeliu Nu ką, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit padėti laiko ir iki kitų kartų.